Taigi. Sveiki sugrįžę. Dar viena, kaip čia pasakyti, netikėtai dar viena graži saulėta diena, nes pas mus, kad būtų saulėta, retai gan būna. Dažniausiai lyja. Ir labai didelis vėjas. Tai vėjas irgi šiandien, bet, kurmi. Situacija tokia, čia yra propkė. Pas mus dabar nėra elektros ir jisai suprato, kad nėra elektros. Come on, reikia pajungti, viskas jau. Šamas irgi verkė, sako nesąžininga. Žodžiu, blogai, kad nėra elektros dabar, tai bandysim šiandien pajungti mes ją. Nes pavogė akumuliatorių iš manęs, kur pajunginėjom piemenį, bet, žodžiu, nieko tokio, pajungsim. Tikiuosi neišeis dabar jisai čia, kol aš vaikščiosiu. Tai planelis šiandienos yra pajot Baltiją ir titnagą pavaikyti. Jo, tai, nežinau, bus kaip bus. Esmė tokia, kad pasikaustėm titnagą ant visų 4, nes kad būtų galima jot jį normaliau, nes jis biškai jautresnis. Bet jis nepraėjus savaitėj pametė vieną pasagą. Aš ieškojau tos pasagos ganykloje. Aišku, kad aš jos neradau. Tai reiks kažkaip naują pasagą jam prikalti. Arba paim kokią seną Baltijos, kuri dar nesusidėvėjus ir tiesiog prikalt ir viskas. Jo, o dabar einu ieškoti arklių, nes jie kažkur ten, čia nieko žolės nėra, ten toliau yra, tai jie išėję. Einu ieškoti arklių. Argi nesmagu, kai vėjas visą laiką. Yra vienintelis, gerai, gal porą pliusų dėl šito vėjo ir vėsesnio oro. Nes nepuola jokie bimbalai. Visas birželis ir liepa dažniausiai būdavo visokių musių, žabalių, uodų, ten žodžio sezonas. O dabar nieks nepuola. Tai arkliai gali net be musinukų vaikščioti pievoje ir tiesiog niekas jiem nelenda į akis, nes viską nupučia arba kažkam per šalta yra tiesiog. Aš jau ganyklą, jeigu ką. Tai va, tai vienas pliusas iš to. O kitas, aišku, labai didelis minusas, kad pas mus čia žiauriai daug lyja. Siaubingai. Pas mus mūsų kažkam krašte labai daug lietaus davė šiuo metu nuo gegužės. Bet, kadangi yra nemažas vėjas, gan greit išdžiūna. Tipo, pievas, ne. Bet bent jau, pavyzdžiui, mano rompenas, va čia va ganykla, kur jojo, tai neslidu, nes tiesiog vėjas labai greitai vandenį nupučia. Tai labai faina dėl to. O kitas dalykas, tai apsitvėrėm biškelį, kaip čia pasakyti, aikštelę pasidarėm iš pievos. Nes kaip kokią Baltiją, tai jo visai okei, nebūtina čia šitos, kaip sakoma, tvorelės. Bet, pavyzdžiui, su titnagu dar biškį nejauku yra jo atviroj pievoj. Tai, kad būtų saugiau, apsitvėrėm šitą. Ir visai gerai. Na, ką jūs ceplinuk? Jo, tai šiandien pagalvojau, kad pasijosiu Baltiją lengvai. Dar nepabaigiau savo kliūčių dažyti, nes vis nepagaunu oro, kad ilgiau biškį geresnis būtų. Visgi gal šiandien pabaigsiu įdažyti. Ten realiai nebedaug liko jau. Apdažiau, kur spalvota turėjo būti. Tai liko tik tai balta, tai nusipirkau dar baltų dažų. Ir pabaigsiu, sakau, dažyti. Nes va dabar pasidarėm aikštelę, ten tą tokią plius minus. Tai į ją reikia
biškelį kavalečių, reikia kliutelių, nes yra planas kažkada jos laisvė biškį prašokdint. Nu, Baltija tai tikrai. Sutik nagu nežinau. Jam nelabai patinka šokt, jisai toksai. Tai aš jo per daug net ir nekankinu dėl to. Sakau, gerai, kaisai. Gali būti ir nepašokinėjai. Nieko čia to. Tai va, tai greitai prasišukuoju Baltiją. Biški murzina, bet dar pusė velnio. Tai pasibalnuosim ir varysim. O titnagą eisiu biški pasivaikyt. Rytoj kaip ir lietų vėl rodo. Tai rytoj tada bus išeiginė jiem. Ir tada savaitgalį vėl varysim. Tai va savaitgalį tikiuosi jau turėti kavaletės, kad galima būtų prašokdint biškį. Tai va, kažkaip toks planas, žiūrėsim, kaip mums čia seksis su šituo planu tokia. Bus matyti. Gerai, aš pabaigiau šukuotis Baltiją, dar biškį apkirpau. Kad tvarkingiau būtų. Apsivilkau, užsidėjau šalmą, batus. O, va, darbininkė mano. Ir pas mus, žinokit, garsų furytė atvažiavus, tai įvairiausių garsų gali būti. Taip. Obalnis uždėtas. Dabar reikia užsidėti balną. Hello. Užsidėsiu balną. Tada aš jojau paskutinį kartą. Jojau. Pagal mane palyginus nesenai. Buvo sekmadienis. Dabar yra ketvirtadienis. Tai va. Prieš kokias 4 dienas. Tai va. Jau kažkur prieš 4 dienas. Tai pagal mane čia normaliai. Ir jau titnagą, ne Baltiją jojau. Tai va. O dabar einam prasijosim Baltiją. Ir jojaugi dar ir šeštadienį jojau. Tai aš 2 dienas iš eilės prieš tai jojau. Tada buvo biški išeiginių. Su arkliais nuo žemės dirbau. Ir va, dabar va. Vėl reikia biški pajoti. Ne? Aš dabar vis bandau kažkaip atrasti tą viduriuką, nes dar raumenys nėra labai mano vėl stiprus kojų. Kad gerai išragint, tai užsidedu. Sudėjau pentinus. Kad aiškiau galėčiau parodyti, ko noriu, jeigu reikia. Tai irgi žiūrėsim. Bet tada joju be steko, kad dirbčiau koją visą laiką. Kad kuo daugiau kojos naudočiau, o ne jeigu reikia pasiraginti, kad neraginčiau su stekučiu. Tai va toksai va ir per viduriuką bandau kažkaip. Ane? Taip, taip. O, šitą. Dabar su Baltija mes biškelį kitaip dirbam. Dabar aš stengiuosi labiau, kad mes per atsipalaidavimą biškelį iš tą jos judesį išlaisvint. Nes taip, biškelį to laisvesnį judesį bandom pagauti. Tai nėra ten kažkokių ar sutelkimų per daug stiprių. Jinai pati kiek gali, kad tą galvą leistų žemyn, kad darytų tą vadinamą long and low. Nu tai va kažkaip. Bet šiaip visai neblogai. Taip, neblogai. Nu tu viską sukandžiu, suvalgyt nori. Ok. Taip, dabar mes užsidėsime kamanas. Oi. Nu tai nevalgyk. Tau, kad viską tik suvalgyt. Tuk. O. Ačiū.
Nu, žodžiu, tebūnie. Kantaras būna ant žemės, nieko čia tokio. Čia yra problemos, kai išsimokini arklį, kad imtų žąslų su skaniukais. Tai tada gali viską paimti ir pavadį, ir viską. Bet bent jau žąslus ima. Gerai. Na, duosiu iš tau skaniuką. Imgi bobelę. Nu, va. Viskas. Čia susitvarkom. Tėtinis valgį turi, jisai lieka dar namuose. Ok, palauk. Kažkas ne taip. Kapsulė ne taip. Buvau ją nuėmus. Uždėjau. Ir ne taip uždėjau. Ką ten tėtinis veikia? Lauk, dar kitą pusę. Labai faina, kai naujos kamanos ir jos tokios dar minkštos ir visur taip gerai viskas segasi. Nes jau mano tos senas jau tokios pakirmyje buvo. Baltija, nu nevalgyk pavadžių. Tau, kad tik ką nors valgyt, tai tu turi žąslus. Gali valgyti žąslus. Kodėl? Kodėl jis tai? Ok, čia. Kapsulę aš visą laiką labai laisvai laikau. Ant pačio pirmo užsėdu tik tai. Ant pačio pirmo. Kad kuo laisviau būtų kapsulė. Taip. Nu va, kaip ir pasiruošę. Va šį kapsulę patvarkom. Gerai atrodai? Gerai. O kas nuobodžiausia yra laikot. Ir minut. O, Dieve, kaip sunkiai. Gerai, varom. Nu, gerai, tai koks dabar planelis yra su titnagu? Šiandien. Šiandien planelis yra jį pavaikyti labai paprastai, su kantaru tiesiog, taip jisai prasijudintų
nes jisai irgi mokosi atsipalaiduoti judesį, tai jam užtenka ir kantariuko eisim į pievą, nes jau ten apsitvėrėm, tai su juo galima irgi išeiti į pievą biškelį padirbėti. Nesakau, dabar jisai vakar nedirbo. Vakar Baltija dirbo, jisai nedirbo vakar. Tai va, tai šį biškelį dar pirmą pasivaikysiu, kad iškart čia nesėst. Ir žiūrėsim, kas per orus savaitgalį bus. Tai jeigu viskas okei, tai tada biški, žinau, nelabai fanas tu čia. O dėk, kaip įsigando. Ui, šitie langai mane išgasino. Arkliai neįsigando, aš įsigandau. Tai apie ką aš šnekėjau ką tik. Ai, kad žiūrėsim, kas per oras bus savaitgalį, nes kaip ir rytoj rodo, kad lietutį, tai rytoj bus išeiginytė, nebent magiškai pasikeisti ir nebus lietučio. Ir tada savaitgalį bandysim vėl jot titnagą, bet bandysiu be Baltijos, nes aš jau titnagą jau į vieną kartą jojau pievoj toj, apsitvertoj, aikštelėj šitoj, bet buvo Baltija. Aš pasiprašiau, kad kartu jotų, tai buvo Baltija tuo metu dar tenais irgi treniruotę darėsi ir mes kartu tada jojom su titnagu, kad jam biškelį būtų drąsiau. Tai galiu pasakyti, visai gerai ten buvo. Tipo, mes kažko bendro su juo nedarom, tiesiog, kad eitų į priekį, reikia pariščiuotų truputėlį. Aišku, ryšiai mes ten daug neriščiavom. Pirmiausia, kokiam tiesiosiom, tik tai, paskui biškelį pabandėm posūkį išimt. Tai aišku, ten dar mums sudėtinga abiem. Nu, bet tai, ką, nieko. Priprasim, išmoksim. Nu jo, žiauriai daug karčių. Čia, sakau, dažniausiai aš gal ilgiau būna, kad prasiruošiu jį, pasiruošinėju jį jojimui ar darbui, negu mes iš tikrųjų dirbam. Jo. Tai toksai. Nu, bet nieko, ką jau dabar. Man patinka su jais ruoštis, šukuotis. Ir sakau, kad man sakau, atrodo, kad kartais tas jojimas toks, smagu, bet įdomiau kažką vis kito nuveikti su tais arkliais. Taip. Jo. Taip, dabar mes dar prie priekio prieisim biškelį. Okay. Nes čia jau labai blogai. Susivė. O, tėvai. Nu, kaip smagu. Tai ką? Nu, puola musė kokia nors, ne? Nepatinka. Musės, kai lenda. Niekam jos nepatinka.
va, nemokai. Gerai, dabar liko supinti. Ponui kasą. Na, ponas Titnis atrodo puikiai. Na, o katinėlį. Žiūrėk, kiek čia jo karčių. Na, va, viskas. Titnių įsišukavom, apšukavom, taip. Einam biškį padėbėt, miega jisai mažiukas mano. Gerai, aš Titnagą įsišukavau. Einu dabar paimsiu biškelį skaniukų, kad už gerą darbą turėt ką paduoti. Ir viskas judam į pievą, žiūrėsim, kaip bus, nes šiaip jisai nutrimenį yra dirbęs be Baltijos. Ašgi jį esu vaikius kitoj pievoj. Bet niekad nežinai, kaip gali būti kitoj vietoj. Tai kaip ir vieta, tai ta pati jie ten gyvena šiaip toj pievoj. Bet gali atrodyti, kad tipo, kad išvedė mane be Baltijos. Ne? Ir ponas Titnagas viskas, pametė skaniuką. Pirštus valgė. Ir tada Titnagas pats pradės panikuoti, kad išvedžiau be Baltijos, nors jisai atėjo dirbti. Žodžiu, bet nieko tokio. Varom, žiūrėsim, kaip čia bus. Na va, tai mes va taip va, po biškelį. Kol kas, nes kol nebuvo aptverta, tai aš visą laiką su kamanom jį vaikydavau. Tai su kamanom, aišku, gerai, bet vis tiek ne taip gal atsipalaiduoja jisai. O dabar, kai turim apsitvėrę, daugiau erdvės, minkštą gerą, tai galima pasivaikyti su kantariuku, tai tada jisai biškelį labiau atsipalaiduoja mažutis. Aš tik šunuolis. Ne. Ir vėl tu vaidini. Gerai, bandysim į kitą pusę. Pasikeitėm pusytę. Šita pusė jam yra biškelį lengvesnė. Bet ant šitos pasagos vidinės, štai, pasagos vidinės. Ant kojos vidinės priekio nėra pasagos. Tai jinai gali būti biškelį jautresnė. Nes daugiau svorio deda ant šitos kojos dabar, ant vidaus. Bet kaip ir nieko, viskas okei. Bėga, kaip bėga. Atsipalaiduoja, viskas okei. Viskas čia labai gerai, matom. Jo, jisai žiūri į išėjimą. Sako, žinau, kad ten durys ir kad pro ten galima eiti namo. Bet dėja, Titniau. Dėja. Na va, mes su Titnium jau pasivaikėm. Palyginus nedaug, gal kokių, gavosi gal kokių 15 minučių, maks 20. Ai, visai gerai. Jisai, kai sakau, dabar daugiausiai, pavyzdžiui, kai aš joju, tai mes daugiausiai žingsniuojam ir biškį ryščiuojam, mes net nezavaduojam. Aš dar net nezavadavusi jo niekados. Tai pirmiausia, sakau, aš noriu įsivokyti, kad ant kordo gražiai bėgtų. Ir tada jau mes, kai būsim biškelį dar labiau susijoję ir kad žingsniai ryščiai, tada galėsim jau pradėti zavaduoti. Taip. Tai va, tai biškelį prasibėgo mažuliukas ir gana. Tai mes su Titnagu varom valgyti košytę, dar ilsėtis biškelį. Ir su jumis susitiksim kitam video. Iki, sakyk, kad Titniau. Ne, puola labai mus, tai labai nesmagu. Gerai, čiau.